Pasirodo, nuostabiausi medžio drožiniai gali gimti rankose zvimbiant benzinpjūkliui. Tuo įsitikinome atvykę į tarptautinės medžių drožėjų varžybas Pocynėje, Jonavos rajone. Į ramią sodybą iš įvairių šalių suvažiavę 22 medžio meistrai, profesionalai, pasaulio ir Europos turnyrų nugalėtojai per 3 dienas turėjo progą savo idėjas ir išmonę paversti įspūdingomis skulptūromis. Tai pirmas mūsų vis tik tai toks festivalis, aplamai pirmas tarptautinis tokio lygio festivalis Lietuvoje, tai yra grynai premjera. Tikrai užsieniuose jis labai sutraukia tūkstančių žmonių ir tai būna labai didelis šou. Iš pirmą kartą pamačiau pasaulinės klasės meistrų darbą, aš tada pasijuokiau, aš sakiau, čia turbūt su Photoshopu padaryti. Aš netikėjau, kad taip galima padaryti su benzopjūklu. Tai yra menas, aš tiesiog pasakysiu, tai yra benzopjūklų menas, netgi taip ir vadina užsienį ten. Anglai vadina Science of Art. Science of, jau reiškia grandininių pjūklų menas, nes iš tikrųjų su grandininiu pjūklu galima, žinoma, ir dirbti, malkas pjaustyti, o čia pjaustymo daugiau, žinoma, negu prie malkų, bet rezultatas truputėlį kitaip. Tai yra pirmas mūsų renginys, tai yra mūsų užgimimas, bet aš tikrai norėčiau to tikėti, kad mes norėtume paversti kasmetiniu. Mes turim drožėją iš Vokietijos, iš Japonijos, turim drožėją iš Estijos, Ukrainos, Rusijos, Lenkijos, tai mūsų Lietuvos meistrai. Tai yra tikrai surinkti labai stiprus meistrai. Jie dirba tikrai sunkiai, jie dirba. Keliasi 6, eina gul 9, tikrai dirba. Už tai, kad per 3 dienas tai yra sunku iš 2 metro rasto padaryti skulptūrą, kuri būtų unikali, graži, nuostabi ir išbaigta. Istoriniai ar pasakų personažai, mitinės būtybės, gyvūnai ir paukščiai šįkart drožiami iš ąžuolo. Tai mėgstamiausias drožėjų medis ne tik dėl to, kad yra gražus, bet ir vienas iš atspariausių atmosferos poveikiui. Tačiau ne tik medžio, bet ir charakterio bei kūno tvirtybė būtina kuriant tokį meną. Tai suprasti lengva nepabuvus nei valandos aplinkui besispiečiant medžio dulkėms, spiginant kaitriai saulei ir ne minutės netylant grandininiams pjūklams. Čia tau nešaukštą nudrožti, juokauja vyrai. Grandininių pjūklų drožyba yra gana specifinis dalykas. Todėl, kad iš tikrųjų reikalauja nemažai patirties. Šiaip nemažai drožėjų iš tikrųjų yra buvę medkirčiai. Yra pjovę mišką, yra kirtę mišką ir sakykime, atitinkamai vis tik tai nešaukštas. Tai įrankis, kuris yra pavojingas, kuris greitai sukasi, kuris gali atitinkamai sužeisti žmogų ir net mirtinai sužeisti. Tai vis tik tai reikia jau išmokti jį valdyti, reikia turėti, aišku, atitinkamai priemonės, kai mes turim neperpjaunamas kelnes, ne batus, taip jos jau yra specialios ir tikrai nepatarčiau žmogui imtis namie su švartais, negu tai benzopjūklo, arba tikrai gali baigtis nekaip. Drožėjams tenka įveikti ne tik nuovargį, sudėtingas aplinkybės, bet ir įspūdingus dydžius. Didelėms skulptūroms imami metro storio iki 2 metrų ilgio medžio rąstai gali sverti toną, o 3 metrų ilgio ir porą tonų. Gerokai sveria ir pjūklai, kurių įgudusiems medžio meistrams prireikia ir 4-6. Su 3 kilogramais aš dar gal kokią pusvalandį galėčiau išdirbti, bet su 6 kilogramais tai niekaip. Kiek grandininiai pjūklai suvalgo benzino? Sužinome, kad per pirmą dieną 22 drožėjai jo sunaudojo apie 120 litrų. Netrukus stebime ir kasdien vykusias greitojo pjovimo varžybas, kur iš metro aukščio medžio kaladės kiekvienas drožėjas menui sukurti turi vos valandą. Ką tik gimusius darbus apžiūrėjęs smalsus atvykėliai labiausiai patikusius gali įsigyti čia pat surengtame aukcione. Šiam pasibaigus meistrai vėl grįžta prie savo didžiųjų skulptūrų. Ties savo skulptūra dirbau jau 7 valandas. Jei užbaigti, prireiks 10. Šiaip drožybą užsiemu jau 15 metų. Nors Lietuvoje esu pirmą kartą, dalyvavau turnyruose Australijoje, Rusijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Kanadoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Nors daugelis labiau mėgsta gyvūnus, man labiau patinka kurti žmogaus pavidalo skulptūras. Drožyba grandininių pjūklų reikalauja daug atidos ir atima nemažai jėgų, tačiau man patinka. Esu profesionalus skulptorius, baigęs akademiją. Važinėju po pasaulio simpoziumus dirbti su akmeniu ir metalu, tačiau medis turi savų privalumų. Jis šiltas, minkštas, maloni medžiaga. Simpoziumuose stengiuosi improvizuoti. Būna ir taip, kad darbui pasisekus su juo gaila skirtis, bet juk žinai, kad jis gyvens. Nenueisi krosnį, puoš kokį nors objektą, o įgyvendinti savo nerealizuotus planus, palikti kūrinį gyventi kitoje šalyje yra tikras malonumas.
Ištvermės ir disciplinos reikalaujančią meistrystę, kaip matyti, renkasi vyrai, todėl gan nustebino čia sutikta vienintelė moteris iš Lenkijos, dirbanti kartu su savo vyru. Medžio drožėjų moterų esu sutikusi Vokietijoje, Estijoje. Ir nors Lenkijoje medžio drožybą užsiimančių dailiosios lyties atstovų neteko sutikti, žinau, kad jų tikrai yra. Dirbant moteriai turbūt sunkiausia išlaikyti įrankius, kurie yra sunkus, vibruoja, bet aš turiu pagalbininką savo vyrą, kuris didžiausių pjūklų atlieka pirmuosius sunkiausius pjūvius, kai reikia pjauti didžiausias medžio dalis. Esu buvęs šachtininkas ir jau 4 metai užsiemu drožybą su benzinpjūkliu. Mums su žmona tai ne darbas, o hobis. Pirmiausia, su medžiu ėmė dirbti jį, o po to ir man parūpo išbandyti. Pradėjome nuo peiliukų, o vėliau ėmėmės pjūklų. Darome daug skulptūrų parkams, vaikų darželiams, žaidimų aikštelėms. Didžiausia mūsų kartu su žmona padaryta skulptūra siekia 7 metrus. Ją darėme savaitę, o čia dirbti sudėtinga, nes duotos vos 3 dienos dideliai skulptūrai, o tai mažai. Netrukus prisiliesti prie Svitezio ežero nimfos iš Mickevičiaus baladės panoro ir dar vienos moteriškos rankos. Na, padirbėjus keletą valandų nelabai būtų jėgų. Štai taip 17 galingų ąžuolo rąstų Panotėrių miestelio Pocinės sodyboje virto meno kūriniais. Vėliau sužinojome, kad pirmąją vietą pelnė daugkartinis pasaulio turnyrų nugalėtojas Japonas Hikaru Kodama. Tačiau šeima save vadinantiems meistrams svarbiausia ne varžytis, o neprarasti įkvėpimo ir mylėti savo darbą. Gražių idėjų vedami savo patirtimi ir nepaprastos meistrystės ypatumais mūsų šalyje jie tikisi dalytis dar ne kartą. Mano tokia idėja iš tikrųjų, kad visą tai galėtų tarnauti Lietuvai. Pavyzdžiui, kitais metais Lietuvos 100 metų, ne 100-metis. Kodėl ne, atvažiuotų meistrai, pagamintų visokiausių ten kryžiuočių, dar kažko tai Lietuvos tematika. Tai galėtų būti medžioklės tematika, tai galėtų būti meilės, gamtos tematika, tai iš tikrųjų tai daroma. Užsienį festivaliuose tokiuose daroma, tai yra daug Lietuvai tikrai gražių parkų ir tikrai galėtų jie pasipuošti tikrai įvairiom skulptūrų kompozicijom. Tikiuosi, kad tikrai atsiras